Sveiki! Apie neeilinę savaitę, kuri buvo ši iš tiesų tokia pilna įvykių ir tam tikrų sukakčių. Pirmiausia, 24 vasario 22 metai, iš tiesų 4 metai, kaip tęsiasi kruvinas Rusijos pradėtas karas ir agresija prieš Ukrainą. Ta proga antradienį Europos parlamentas turėjo specialią sesiją, kurios metu ne tik buvo diskusija apie būtent šią temą, kuri dar kartą parodė, kurios politinės grupės iš tiesų pasisako už Europos saugumą ir paramą Ukrainai, o kurios bando spekuliuoti ir daryti įvairiausius istorinius išvedžiojimus iki pačių, aš sakyčiau, ciniškiausių. Man teko kalbėti, pasisakyti šioje sesijoje. Ir kitas dalykas, aš pateikiau papildomą pataisą į rezoliuciją, kurią mes priėmėme, bet dėja iš radikalios dešinės jie buvo prieš. Man nepavyko, kad ši rezoliucija, beje, puikiai rezoliucija, bet mano pataisa buvo apie tai, kad dar kartą pasmerkti Orbano vyriausybės ir Slovakijos vyriausybės veiksmus, kurie, iš tikrųjų, stabdo, bando kenkti ir Ukrainai, ir visai Europos Sąjungai. Matėme tos didvyrius, jų veidus, jų pavardės reikia atsiminti. Tai ne paskutinis jų žingsnis, sprendimas, bandant iš tikrųjų stabdyti ir kenkti Europos Sąjungai ir Ukrainai. Bet vis dėlto balsavimas buvo solidus, virš 480 už, prieš susilaikė apie 150. 150, skaičius netoks jau mažas. Ir dar kartą sakau, reikia žinoti, būtent taip ir klostosi situacija. Ta proga Kijeve susirinko daug užsienio delegacijų. Turiu pripažinti, kad tarp jų nebuvo delegacijos iš Jungtinių Amerikos valstijų. Mano žiniomis net Amerikos ambasada Kijeve nedalyvavo. Jų atstovai nedalyvavo tokiuose svarbiuose, tokiuose, aš sakyčiau, istoriniuose renginiuose ir susitikimuose būtent antradienį. Kodėl taip įvyko? Reikia klausti Vašingtono. Ten matyt yra atsakymai, ten matyt yra ir priežastis. Beje, Jungtinių Amerikos valstijų nebuvo tarp 107 valstybių jungtinių tautų, jungtinėse tautose, tų valstybių, kurios parėmė rezoliuciją dėl ilgalaikės taikos Ukrainoje. Kodėl nebuvo Jungtinių Amerikos valstijų, kodėl Jungtinės Amerikos valstijos susilaikė, taip pat klauskite tų, kurie braižo linijas Vašingtone. Trumpo administracija. Bet man smagu, kad Lietuva vis tiek lieka viena iš pagrindinių rėmėjų ir, aš sakyčiau, iniciatorių, telkiant, padedant, inicijuojant įvairiausius projektus su Ukraina. Mes esame treti pagal paramą suteiktą Ukrainai, pagal mūsų dalį vidaus produkte, lentelė iškalbinga. Atkreipkite dėmesį, kas yra apačioje. Ne pačios neturtingiausios valstybės, bet kažkodėl tai jos neranda argumentų, kodėl turėtų padėti Ukrainai, nors biudžeto prasme tikrai gali. Tęsdamas šios įvykius ir tęsdamas tokių istorinių įvykių aplinkybės, panaudodamas šias datas, iš tikrųjų buvo puikus renginys. Trečiadienį pasikviečiau Stanislavą Ryžankovą, karį, Ukrainos karį iš Azovo, kuris neteko rankos būtent Mariupolyje, kovodamas su pirmosiomis dienomis, kovodamas prieš Rusijos agresorius. Inspiravo paprastas dalykas. Aš prieš keletą metų įsigijau aukcione, kuris buvo skirtas paremti Ukrainos karius, nuotrauką, kur būtent Stanislavas sėdėjo dar Azovstalyje pirmos dienos, kuomet įvyko ta nelaimė ir panašiai. Jam pačiam buvo didžiulis siurprizas, kad mes jį suradom per tą nuotrauką, pasikvietėm, turėjom puikią diskusiją. Reikia pasiklausyti Stanislavo, kad suprastum, ką išgyveno iš tikrųjų tie Ukrainos kariai ir karės, kurie kovėsi iki tada, kada buvo priimtas sprendimas jau dėja nutraukti kovos veiksmus, nes tiesą sakant, nebuvo kuo kovoti. Tai yra didvyriai, kuriuos reikia pagerbti, kurių negalima pamiršti ir kurių reikia klausytis ir suprasti, kad jie galėtų kai ką mums papasakoti ir mus įtikinti. Kągi, Orbanas toliau imasi veiksmų blokuodamas 20 sankcijų paketą
jis imasi veiksmų blokuodamas ir bandydamas blokuoti ir 90 milijardų paskolą Ukrainai. Mes atnaukime Europoje, grupėje, imamės veiksmų, kad pateikti, arba sakykime taip, atgaivinti B variantą, o tai yra užšaldytų Rusijos aktyvų panaudojimą, nes tik tokiu būdu, aš manau, pateikdami alternatyvius sprendimus, mes galime rasti konkretų sprendimą. Jeigu mes sutriksime ir būsime blokuojami ir, sakyčiau taip, netgi įžūliai įtakojami Orbano, mes nieko nepadarysim. Ukrainai iki balandžio pradžios būtini pinigai. Biudžetas raudonas, nėra lėšų, o tai reiškia, kad ir karinė parama sustos. Aš manau, kad mes rasime sprendimą, jis nebus lengvas, žinoma, bet būtina tą dalyką daryti ir įrodyti, kad Europa vis dėlto gali priimti šitos sprendimus. Kolegos, šį penktadienį, 3 valandą, mano biure, Tumo Vaižganto 5 Vilniuje, mes turėsime steigiamąjį Europos federalistų judėjimo Lietuvoje steigiamąjį susitikimą, pokalbį. Aš labai tikiuosi, kad ateis grupė narių, kurie pasisako už stipresnį Europos Sąjungą. Jos dabar ypatingai reikia, nes silpna Europos Sąjunga nesilaikys nei prieš kokį vėją. O mums reikia ruoštis ateičiai, todėl kviečiu bendraminčius, kurie nori paremti gilesnės integracijos Europos Sąjungą, o būtent tokia yra naudingiausia Lietuvai, ateikite šį penktadienį, tai yra 27 dieną, vasario 27 dieną, 3 valandą, Tumo Vaižganto 5. Laukiu jūsų. Geros savaitės.